Uždaviniai skaičiaus daliai visam skaičiui apskaičiuoti. Duotoje užduotyje reikia apskaičiuoti skaičiaus 200 3 dešimtąsias. Dešimtainę trupmeną užrašome paprastąją trupmeną. Apskaičiuojant skaičiaus dalį 200 daliname iš trupmenos vardiklio 10 ir dauginame iš trupmenos skaitiklių 3. 30 skaičiaus 200 lygų 60. Duotoje užduotyje skaičiaus dalys yra išreikštos procentais. Procentus užrašome paprastosiomis trupmenomis. Apskaičiuojant, kiek buvo matematikos vadovėlių, visus vadovėlius, tai yra 300, daliname iš trupmenos vardiklio 100 ir dauginame iš trupmenos skaitiklio 35. Gauname 105. Apskaičiuojant istorijos vadovėlius, tai yra visą skaičių 300, daliname iš trupmenos vardiklio 100 ir dauginame iš trupmenos skaitiklio 20. Gauname 60. Iš visų vadovėlių atėmus matematikos ir istorijos vadovėlius, gauname, jog kitų vadovėlių buvo 135. Duotoje užduotyje reikia apskaičiuoti visą skaičių, žinant jo dalį. Dešimt, tai yra skaičiaus dalį, daliname iš trupmenos skaitiklių 2 ir dauginame iš trupmenos vardiklio 7. Visas skaičius lygus 35. Duotoje užduotyje reikia apskaičiuoti visą skaičių, žinant jo dalį išreikštą dešimtainę trupmeną. Dešimtainę trupmeną užrašome paprastąją trupmeną 20 arba suprastinus 1/5. Apskaičiuojant visą skaičių, jo dalį, tai yra 52, daliname iš trupmenos skaitiklio 1 ir dauginame iš trupmenos vardiklio 5. Lygų 260. Mindaugas turėjo 260 eurų. Ko mokys? Spręsti uždavinius skaičiaus daliai visam skaičiui, žinant jo dalį, apskaičiuoti. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Kaip apskaičiuoti skaičiaus dalį? Kaip apskaičiuoti visą skaičių, žinant skaičiaus dalį? Jei atsakai į šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.